Sveikos merginos, nusprendžiau, tiksliau vakar nusprendžiau, o šiandien bandau įgyvendinti tai, kad bandysiu jums nufilmuoti savo rankdarbį savaitę ir pažiūrėsim, kaip man seksis. Tai ką aš planuoju per šią savaitę padaryti, tai vis žinote, kad aš dalyvauju bingo žaidime, tai mano pagrindinis tikslas yra mėnesio gale turėti užpildytą visą bingo lentelę. Tai kaip atrodo ta bingo lentelė šiai dienai, tai štais. Tai mano strategija bingo žaidime yra tokia, kad aš pradedu siuvinėti nuo langelių, kurie turi didžiausią kryžiukų skaičių ir mažėjančią tvarką. Maždaug mažėjančią tvarką, bet ne visada taip gaunasi. Ir ne vieną kartą minėjau video, kad aš Dimensions tokį tą merginą indienę turiu siuvinėti į savaitę po 500 kryžiukų, tai mano planas šiai savaitei yra ne 500 kryžiukų, 1000, nes praeitą savaitę aš nepadariau tų 500, tai reikia skolą išsiuvinėti. Ir kaip tai man pasiekti? Dabar siuvinėju štai šitą langelį ir jau einu į pabaigą, tai čia yra siuvinėti mažiausią dydžių savo darbą, tai tam aš buvau pradėjusi mūsų su Ilona Sal Milhilą, štais šitokį ir vat kiek jau turiu išsiuvinėjus, tai man liko nebedaug, liko tik besmegenio kepurė, karoliukai ir biesas. Ir būtent man iki pabaigos, aš 500 kryžiukų buvau išsiuvinėjusi ir šiam karoliukais siuvinėti ir man buvo, 500 buvo vat visas šitas kūnelis ir megztinis, visas šitas, paskaičiavau šiandien, tai yra 634 kryžiukai, ir plus bieso jau nebeskaičiavau, tai tikrai tą normą ant šito darbo turėsiu. Ir kitas, kokius langelius man reiks užpildyti pagal viską, tai dizainas susijus su Amerika, su kunigaikščiu Gediminu ir mergelė. Tai čia užpildysiu 1000 tą kryžiukų su Dimensions mergina, bet iškyla problema, kad aš tada tik kitai savaitai turėsiu su mergina tik plaukus ir viskas. Ir tada teks kitus langelius imti po dvigubą normą, bet tada aš tikėtina nespėsiu užpildyti lentelę. Ir kodėl aš negaliu merginos siuvinėti prie laisvės, kaip galiu, bet aš noriu pradėti naują darbą. Ir tas mano naujas darbas atrodo štais šitaip. Noriu pradėti šį darbą, čia yra autorinė schema. Tos pačios autorės, kaip per Liepos mėnesį pradėjau jūrinį dizainą ir man šitas mašiukas labai patiko. Tai aš noriu jį pradėti ir tada aš tą naują darbą galėčiau pritaikyti prie laisvės ir dizainai, kuriame yra lapai, nes ten yra truputėlį lapų. Ir tai čia būtų iš viso jau 2000 kryžiukų, jeigu viskas eis pagal planą, ir tada norėčiau imti ko nors iš 400. Tai pasirinkimas yra didelis ir ką pasirinksiu, pamatysite video eigoje. Taip, tuoj. Tai pradėjus dar siuvinėti Milhilo salui, man taip lengvai viskas siuvinėjasi, kad aš lendau į savo sandėliuką raustis ir ieškoti Milhilų ir galvoju, aš kaip tik metų pradžioje sakiau, kad noriu išsiuvinėti 12 žaisliukų ir aš pakol kas esu tik išsiuvinėjus 4, šitas Milhilas bus 5 ir norėčiau pasivyti, o tas Milhilas yra nedidelis darbas, tai tikrai įmanoma. Ir galvoju, pasimsiu aš savo turimus Milhilo mažus darbus ir pabandysiu išsiuvinėti. Ir pasirodo, aš netiek jau daug jų ir turiu, tik 5. Tai kaip mano tie 5 Milhilai atrodo. Štai taip, ir vienas iš jų yra net ne kalėdinis. Tai jį nepavyks man išsiuvinėti 12 žaisliukų. Ir jie visi tokie jau, sakykime, sudėtingesni negu mano dabar siuvinėjimas ir reikalaus daugiau laiko. Tik šitas galbūt
mažiau, nes čia vien tik raudono, čia iš vis. Na ir galvoju, gal vertėtų man pasipildyti savo sandėliuką, kad turėčiau ką siuvinėti, bet gaila, iš rankdarbiuose neradau tų besmegenių serijos, nei vieno žaisliuko. Nu tai pažiūrėsim, kaip bus. Tai kaip ir minėjau, čia bus rankdarbių savaitė, tai ką aš dar planuoju per šią savaitę padaryti. Tai kitas mano planas savaitės yra susijęs su nerimu, tai esu užsirašiusi į nerimo grupės Facebook'e iššūkį pas močiutę kaime, vadinasi iššūkis, tai turime nerti kažką susijusią šią temą. Tai aš pradėjau nerti štai tokį katinuką ir jau turiu 2 rankytės. Vat. Ir tokia mano pasirinkta oranžinė spalva yra tokia žymiai ryškesnė. Ir man šiaip tokios ryškios spalvos nelabai patinka, bet žaisliukuose noriu išbandyti viską. Tai iššūkis vyksta iki rugsėjo 20 dienos, tai iki tos dienos turėčiau pabaigti tą darbą. Norėčiau pabaigti iš tikrųjų per šią savaitę. Na, tai pažiūrėsime, kaip man seksis. Norai yra dideli, o galimybės ne visada tai leidžia padaryti, ką nori. Ir kitas mano planas yra pajudinti kojinę. Tai aš pradėjau rugsėjo mėnesį naują kojinę. Na, jeigu prisimenate, mano senesnius video buvau pradėjusi kojinę nerti, megzti vyrišką, bet taip ir neužbaigiau ir galvoju, nežinau, kada užbaigsiu, tai arba pradedu naują megzti, arba tiesiog su mezgimu šiais metais pas mane bus liūdna. Tai vat, pradėjau megzti štai tokią kojinę, jau darau kulną ir čia yra opal siūlai. Naudojami ir ką aš pastebėjau, tai kad man nepatinka geltona spalva siūluose. Visa kita patinka, bet vat geltona spalva kojinėse nepatinka, nes jau čia yra antra kojinė ir būtent ir toje buvo geltona ir man nepatiko, na, kaip dedasi siūlas. Nu, bet pasižiūrėsim, koks bus galutinis variantas. Tai tiek planų su rankdarbiais. Mano skaitimo planas yra perskaityti per šią savaitę šitą knygą. Žiūrėsim, kaip man seksis. Pirma dalis mane nelabai sužavėjo, tai negaliu paaiškinti savo sprendimo, kodėl imu skaityti antrą. Iš vis ši serija manęs nežavėjo, bet pamačiusi Instagrame Reelsą, nusprendžiau paskaityti. Ir pirmą knygą perskaičiau Liepos mėnesį, bet dabar net negalėčiau pasakyti, apie ką ten buvo. Tai dėl neaiškių priežasčių imu skaityti antrą, nes vis tikiuosi rasti kažką tokio, ką rado ir kitos skaitytojos, kurios susižavėjo šią knygą. Na tai va, pažiūrėsime, kaip man seksis. Ir tada aš jau kimbu į darbus ir pasirodysiu, ką nuveikiau vėliau. Na va, vis dar pirmadienis ir nusprendžiau sumontuoti video už rugpjūčio mėnesį ir matot, nekarpytas, nieko yra 35 minutės. Na ir pasižiūrėsime, kiek gausis jau viskas sumontuota ir galėsim kelti į YouTube'ą. Nufilmuota tai yra rugsėjo pradžioje, tai jau rugsėjo 11 ir dar nieko nesudariusiu jo. Baigiau montuoti video, tai iš viso gavosi žiūrimo laiko 27 minutės. Tai ištrauksiu iš programos video ir šiąnakt jau įkelsiu į YouTube ir galėsite pasižiūrėti, ką gero aš nuveikiau per rugpjūčio mėnesį. Ir atkreipiau aš dėmesį, kad mano video sutrumpėjo, seniau būdavo po 40 minučių minimum, o dabar vos virš 20 ištraukia. Ar nebėra ką pasakoti, ar neturiu ką rodyti? Klausimas.
Sveikos, vakar visgi nebaigiau aš savo Milhilo ir šiandien dabar per pietus važiavau pasimti savo užsakymą. Tai užsakymas buvo pliušinių siūlų nerti žaisliukams ir dėl ko aš juos užsakinėjau, tai šeštadienį radau nemokamą aprašymą Instagrame tokio vieno žaisliuko, daikčiuko, nu, ne gyvūnėlis bus, bet daikčiukas. Ir reikėjo siūlų. Ir Vilniui, na, labai sunku yra nusipirkti siūlus ir rasti būtent tų spalvų, kurių tau reikia vienoje parduotuvėje, tai kad nevažinėti po daug parduotuvę, aš užsakiau internetu ir pasėmiau. Tai parodysiu, kokius aš čia siūlus. Tai vat, štai tokius Alize Softy Plus. Vat. Man šiaip reikėtų storesnių siūlų jų, bet nebuvo ten pirkti, už siuntimą mokėti nenoriu. Ir štai tokie. Net pati nepasižiūrėjau tiksliai, kaip atrodo. Tai va. Ir matot, bus oranžinė spalva, tai kažkas Halloweenui. Tikėkimės, na ir pasižiūrėsim, kas man gausis. Man pirmą reikia užbaigti tą, ką vakar aš jums rodžiau, ir tada galėsiu šitą, arba neužbaigsiu. Tai tiek, ir prisijungsiu vakare jau tikriausiai su pabaigtuku, nes man liko tik tais biesas, ir tada imsim tikriausiai siuvinėti merginą ir reikės perdėti medžiagą, tai galėsiu parodyti jau visą, kiek turiu išėmus iš Q-Snap'o. Tai iki kito susitikimo. Pagaliau baigiau Milhilo. Jį užtruko man išsiuvinėti netgi 5 dienas, nors atrodo čia nėra ką veikti. Ir siuvinėjant aš supratau, kad man 5 dienas siuvinėjimo vieno ir to paties darbo yra per daug. Ir kuo arčiau ta pabaiga buvo, tuo sunkiau siuvinėjusi. Iš vis neįsivaizduoju, kaip kažkada aš siuvinėjau vien tik vieną darbą ir tada tuo metu net neįsivaizdavau, kaip įmanoma siuvinėti daug darbų. Nu ir žiūrėkim, kur mes atsidūrėm. Aš su 47 pradėtukais. Tai vat, kiek likučiai, kiek liko, tai vat kiek siūlų. Persidėjau vat ant Ilonos dovanotos rušiuoklės. Tai čia tikrai išeitų, man atrodo, antras darbas. Galbūt pritrūktų raudonos spalvos. Ir vat kiek karuliukų. Na, karuliukų tikrai užtektų dar vienam darbui. Nežinau, aš tų likučių šiaip niekur neplanuoju dėti, saugoti. Ir antrą kartą darbo aš jau tikrai nesiuvinėsiu. Tai dar tik nesu padariusi iš karaliukų tokios, nu, šniuriuko pakabinti. Tai aš galiu jums, kas norit, parašykit, ir jeigu bus daug norinčių, atrinksiu burtų keliu, atiduosiu tuos likučius. Tik truputėlį apmažinsiu tų karaliukų tam šniureliui. Arba galbūt net pavyks man pačiai jau iki to laiko padaryti tą šniurelį ir visus likučius galėsiu atiduoti kažkam. Na ir minėjau, kad dabar imsiu siuvinėti merginą ir kadangi reikėjo perkelti medžiagą, galiu parodyti visą, kaip atrodo. Tai štai koks grožis. Tai čia yra 66 procentai. Na ir dabar siuvinėsiu 500 skardžiukų ir tada žiūrėsiu, ar siuvinėti tą patį darbą ar kitą. Ir pagalvojau, kad man geriausiai ir labiausiai priimtina yra siuvinėti 2 dienas, o aš per tas 2 dienas būtent 500 skardžiukų dažniausiai ir padarau, jeigu tai yra darbo diena. Jeigu savaitgalis, galiu padaryti daugiau arba ir mažiau, priklauso nuo to, ką aš veikiu. Tai kimbu aš į darbą ir pasirodysiu vėliau, ką nuveikiau. Na tai sveikos, praėjo netgi 3 dienos po paskutinio mano prisijungimo, tai parodysiu, ką aš nuveikiau. Jeigu pamenate mano planus savaitės pradžioje, tai žinokitės, ne viskas pakol kas eina pagal planą, nu, bet iš dalies pagal planą. Tai va, išsiuvinėjau 900 kryželių ant šios merginos ir, kaip minėjau, turėjau užpildyti bingo 3 langelius, tačiau buvo ne taip, nes besiuvinėjant aš pamačiau, kad aš galiu visiškai kitą langelį užpildyti. Ir tai gavosi 500
kryžiukų ir 400 kryžiukų raudona spalva, tai ta raudona buvo čia truputėlį likę ir visas šitas. Bet man pavyko 400, tai liko kitai savaitai dar, kur galėsiu užpildyti 500 kryžiukų ir paskutiniai rugsėjo savaitai 300 kryžiukų, bet rugsėjais tada prasidės spalis, jau greitai ir spalis, nespėjo rugsėjais prasidėti, kaip jau atrodo, kad ir baigis. Tai va, tiek pajudinau. Truputėlį juda tas mano ekranas, nes aš laikau rankoje, neėmiau jokio laikiklio. Ir dar ką norėjau, prisiminiau, ko nepasakiau per praeitą prisijungimą. Aš jums rodžiau, kad baigiau Mill Hillą ir man buvo labai keista, kad ten buvo naudojamas blendas iš 3 siūlų. Tai aš nesu daug siuvinėjusi Mill Hillų, bet tuos, kur siuvinėjau, man, kiek pamenu, tikrai nebuvo blendo, tai vad, kas mane nustebino tame darbe. Na ir grįžtam dabar prie mano, ką toliau siuvinėsiu ir prie mano plano. Tai per tą laiką truputėlį panėriau savo žaislą ir pamesgiau kojinę, bet parodysiu tai jau sekmadienį, kai rodysiu už visą savaitę, ką padariau. Ir jeigu pamenate, aš minėjau, kad noriu perskaityti knygą. Tai aš vis dar ją noriu, bet šiandien, tai yra rugsėjo 15 dieną, kai filmuoju, vyksta Instagrame skaitimo maratonas. Ir ten yra tokios kaip ir temos papildomos, jeigu norim, gali dalyvauti ir gauni papildomam prizui laimėti, pretenduoji. Tai aš pradėjau naują knygą, lietuvių autoris. Štai tokia. Ir žiūrėsim, kaip man seksis ją skaityti. Na ir ką planuoju siuvinėjime, tai pradėsiu naują darbą, kurį minėjau. Tai vat pasiruošiau medžiagą. Ir vat medžiaga. Tas pasiruošimas tai yra ištraukiau iš savo sandėliuko. Tai vieną, kur radau, tai vat, dramblio kaulo. Tai reikės atsikirpti tiek, kiek reikia. Ir vat mano pasiruošimas, mano visos 3 dėžės DMC siūlų. Nes truputėlį bištingiu aš šiandien atsivinioti siūlus ir susikabinti ant rušiuklės, tai siuvinėsiu tiesiai iš dėžučių ir eigoje galbūt susitvarkysiu normaliai. Na ir pažiūrėsim, ar man pritrūks kokio nors siūlo iš mano turimos visos paletės. Tikėtina, kad pritrūks, nes visada pritrūksta ir tada teks važiuoti įsigyti naują siūliuką. Na ir tada aš einu atsikirpti medžiagą, atsimatuoti, nuo kur pradėti ir tada šiandien jau bus pirmi kryžiukai naujam pradėtukui. Tai va, padariau jau 300 kryželių ir mano tas naujas darbas atrodo štai taip. Ir užpildžiau vieną bingo langelį ir dabar mano bingo atrodo štai šitaip atsispindi šviesa. Lempa. Ir dabar planuoju imti O3 dizainas, kuriame yra derlius, nes čia yra moliūgas. Ir šiuo metu čia yra 5 procentai viso darbo. Tikiuosi, kad prisidėjus tiem dizainui, kuriame yra derlius, tiem 200 kryžiukų, mano darbas priartės prie 9 procentų. Ir tada aš galėsiu imti O1 langelį. Nes kitaip būčiau turėjus imti darbą to, kurio aš nelabai norėjau šiuo metu siuvinėti. Ir tada, jeigu viskas gerai, tai tada pasimsim, kaip ir žadėjau, bet čia jau kitai savaitai laisvę su 700 kryželių. Tai tada visai neblogai šis pradėtukas mano pajudės. Tai tada, negalime užšokti įvykiams už akių, tai pasižiūrėsim, kaip seksis. Na tai va, kaip ir sakiau, padariau 200 kryžiukų ir va, kaip dabar atrodo mano tas naujas pradėtukas. Ir padarius 200 kryžiukų, tai darbe yra jau 8,54 procentai viso padaryta. Todėl galiu imti bingo langelį su dizainu, kuris yra arčiausiai 9 procentų ir tas dizainas bus kaip tik va, šitas. Tai dar padidės 600 kryžiukų. Valio. Na va, nepavyko man šiame darbe išsiuvinėti 600 kryželių nuo paskutinio prisijungimo, tačiau padariau 250 ir vat kaip atrodo.
Ir man vaizdas žiauriai patinka, nežinau, minėjau, kad mezgime nepatinka geltonos spalva, bet siuvinyje va tokios geltonos oranžinės spalvos man labai gražiai atrodo. Tai. Vat. Ir dabar parodysiu, ką per šią savaitę nuveikiau mezgime ir nerime. Tai va, atsiprašau už judimą, bet greitai parodysiu, ką aš dar nuveikiau. Tai va, štai kiek turiu jau kojines numezgusi ir sudėtingiausia man dalyką, tiksliau nesudėtingiausia, man labiausiai nepatinkantį megzti kulną, aš jau padariau. Liko tik mažinimas. Ir jei neklystu, būsiu aš užsidėjus truputėlį per daug akių iš tos baimės, kad gali būti man kojinė maža. Tai bus truputėlį didoka. Bet nieko. Ir va, kad kojinė. Ir dar aš nunėriau va savo žaislo kūnelį. Čia daug siūlų makalynė. Tai va, kaip atrodo kūnelis. Ir jau pradėjau nerti galvą. Ir čia, kaip ir minėjau, dalyvauju iššūkyje pas močiutę kaime ir turėtų 20 dieną baigtis. Tai bandau spėti, bet gali būti, kad aš net nespėsiu, bet ne dėl to, kad iš viso nenersiu, o dėl to, kad man pritrūks štai šito siūlo ir tai teks suktis iš padėties. Na, tikiuosi, kad gal pritrūks tik ausytėms, tai tada nunersiu iš baltas ausytės, net ne taip, kaip turi būti schemai. Nu, bet neužbėgsiu įvykiams už akių ir pamatysim, kaip ten bus. Ir dar, ką norėjau jums parodyti, tai vat vakar buvau tokioj derliaus šventėj ir norėjau jums pafilmuoti, kokius mačiau nertų žaisliukus, nes buvo viena mergina, moteris su jais, bet iš manęs filmuotoja nekokia. Filmuotojai filmavau, bet pasirodo nebuvau paspaudusi mygtuko filmuoti. Ir vat, aš iš jos įsigijau štais tokią nertą boružėlę. Aš žinau, kad aš galėčiau ir pati nusinerti, bet tiesiog norėjau palaikyti žmogų už darbą, dėl darbo. Taip pat. Tai tokia buvo mano savaitė. Parašykite komentaruose, ar jums jinai patiko. Nežinau, ar filmuosiu šią savaitę kažką, nes nelabai, man atrodo, turiu ką daugiau rodyti, tik siuvinėjimą. Na, pažiūrėsim. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Ate.